Ne, man čia reikia apsivalyti, nes čia labai ne kažką. Labas, sveikinu su naujaisiais metais, tikiuosi sutikote jūs džiaugsmingai su daug ferverkų ir daug draugų. Arba taip kaip aš, tiesiog pasiruošę maisto stalo, sėdėjom, žiūrėjom Venom visus filmus, nes mes naujosius metus labai mėgstam namuose, tyliai ramiai, kaip ir visas kitas šventes. Ir būtent dėl to šiandien netgi šiame video filmuoju vis dar su pižama, nes penktadienis ir kai dirbu iš namų, tik iš po švenčių, bent iš lovos išlipau. Pliusas. Tai jo, kaip suprantate, iš po švenčių mano galva išsitaškysi per visur, susikaupimo jokio darbo nėra, tai aš džiaugiuosi, kad visgi susikaupau nufilmuoti mėnesio stalčių. Ir įdomiai iš dalies buvo man čia šitas išsidėliojimas kosmetikos mėnesio stalčius, nes aš dabar turiu tą projektą, pabaigiau. Ir galvojau, kaip čia man taip suvaldyti tą situaciją, nes noris ir kosmetikos stalčiaus, ne tai, kad visa kita tiesiog stovi, kol aš tos produktus sunaudoju, ar ne. Taigi aš nusprendžiau, kad kaip aš išlavibruosiu juos du, yra tai, kad kosmetikos mėnesio stalčių aš rinksiuosi kaip ir prieš tai ir naudosiu būtent tuos produktus, kurių labiausiai noriu išmėginti, ar bandyti, arba naudoti bet kokia priežastimi. Ir būtent šitos produktus naudosiu galbūt daugiau kaip ir prieš tai tokiems išėjimams į miestą, į darbą, susitikimui su draugais ir panašiai. Kai projektą pabaigiau, kaip ir filmuodama tą video, sakiau, greičiausiai namų aplinkoje mėginsiu daugiau naudoti. Taigi toks yra skirtumas. Ir be viso to, dabar jau kaip aiškinu visą šitai, vėlgi, sakau, mano galva šiandien tai yra, belenkas, klausimą turiu. Nežinau, galbūt dėl to, kad mano galva tokia visai išsiblaškysi, bet man labai sunkiai sekasi suplanuoti kalendorių, kokius video filmuoti sausio mėnesiui. Tai jeigu yra kažkas, ką jūs norėtumėt, kad aš nufilmuočiau, prašau, parašykite komentaruose, nes aš neturiu jokių idėjų. Išgelbėsiu, bet mane labai. Tai ačiū iš anksto už komentarus, kokį video norite matyti. Tai va, dabar galime grįžti prie kosmetikos priemonių ir to, ką aš naudojau praeitą mėnesį, ką noriu apie tai papasakoti ir, kokias priemonės pasirinkau šio mėnesiui. Tai pradžiai greičiausiai iš tikrųjų vienintelis, ką šiaip kaip ir paminėti, kaip paminėjimo verta, tai būtų šitie skaistalai, kur sakiau, kad tas praeitas mėnuo buvo toksai, arba suprantu, kaip jos naudoti, arba aš juos išmetu ir jau ją pusę nežiūriu. Tai žinokit, supratau, kaip naudoti. Ir kai supratau, kaip naudoti, galvoju, galbūt ir visai nieko atrodo. Tai esmė yra tame, kad žinote, kaip turite tas kempinėlės pudras, tų pačių kempinėlių pudrų naudojimo prasme yra tai, kad pasiimti tą kempinėlį. Reikia atsidaryti šitą, tada kempinėlį į dangtelį ir tik tada ant veido, ne? Toksai yra kaip ir instrukcijos. Tai su šito yra lygiai tas pats. Ir kadangi aš to nedarydavau ir mėgindavau tiesiog paimti produktą ir tiesiai savo ant veido, dėl to tai baisiai ir atrodydavo. Dabar aš galiu parodyti jums, kaip reikia teisingai daryti, nes nesiruošiu niekur eiti ir čia pasidažiau dėl video. Tai kad man reikėjo paimti šepetėlį, čia nedaug yra, iš to dangtelį išsklaidyti ir čia vidurėlis yra. Ir taip, tiesiog jisai labai ryškus. Iš karto greičiausiai galite gerokai matyti, ant kiek jis ryškesnis. Plak, man dabar reikia susivienodinti savo pusės kažkiek tais, bet jo, jis yra labai ryškus. Bet jo, žodžiu, jisai veikia. Aš supratau, ką dabar tai reiškia, ar aš jį pasiliksiu, naudosiu, nežinau. Bet bent jau moku naudotis dabar jau. Pliusas. Ir viskas, greičiausiai nieko tokio apie praėjusią stalčių ypatingo kito neturiu ką pasakyti. Taigi iš karto važiuojam su sausio mėnesio stalčiumi ir ką aš išsirinkau
sausiui. Pirmas produktas, aišku, turi būti, kaip ir pudra. Ir problema yra, nes visos tos pudros, kurias neįsidėjau į projektą, pabaigiau, man dabar vidury žiemos yra per tamsos. Bet kokiu atveju, nusprendžiau, kaip jau, kadangi turėjau po ranką, galėjau suprasti, kad šitą pudrą naudoti šeimams į miestą ir tokį kaip mėnesio saldžios produktą, nes būtent šeimams į miestą ir panašiai jis puikus dėl to, kad labai gerai ilgai laikosi. Ir šitą, kaip ir sakau, kad truputėlį yra per tamsus, mėginsiu suvaldyti su savo mėgstamu Dior maskuokliu, kuris yra man to tokio gero šviesumo ir aš manau, kad naudodama šitos du produktus kartu gali juos, taip, sudėti ant veidį tokias vietas, kad neatrodys ta pudra per tamsi. Tai yra, ką aš noriu pasakyti. Tai štai, 17C yra mano tirti ir pudros spalva, o mano Dior maskuoklis yra, jeigu tik tais aš dabar sugebėčiau rasti, matau, 0N. Taip. Sekantis produktas yra mano kontūravimo priemonė, kuri argi jums dar neatsibodo viena ir ta pati. Ir man pačia keista, nes aš galvoju, tiek laiko jau žinau, aš 2 metus turiu. 2 metus vieną vienintelį štai šitą kontūravimo produktą naudoju, kuris, primenu, yra Too Cool, For School ir spalva yra Modern. Ar kažkas tai tokio? Taip, Modern. Tai 2 metus tai yra vienintelis mano kontūravimo produktas, kurio kaip ir dar yra likę ir visa kita, bet tikiuosi, kad šiais metais atsinaujinsiu. Tai jau, vienas vienintelis. Dabar, žinokit, su skaistalais buvo tokia truputėlį dilema, nes galvau, kaip priderinti prie tos, kokius geriausia būtų priderinti prie tos paletės akių šešėlių, kurią išsirinkau. Bet tada primečiau, kad noriu visgi šitą tasik skaistalų paletę pasinaudoti. Štai kaip jinai atrodo iš arčiau. Ir esmė yra tai, kad jinai nėra labai ryškių, intensyvių spalvų. Šita geriausiai tiesiog rodosi ant odos. Šita yra vos ne kaip sausa pudra. Na ir šitos turi tokį lengvą rausvą atspalvį. Tai yra labai labai lengvi skaistalai. Bet jau kuris laikas jis sėdė pas mane stalčiuje taip nečiupinėti. Tai primečiau, kad aš iš tikrųjų norėčiau jais pasinaudoti. Ir pažiūrėti, kiek galiu sunaudoti. Vat štai čia kaip ir veido laikau. Matyt, gali greičiausiai šitą gelsva, šitos šviesos rausvos ir šitą vat tamsesnį. Tai štai, skaistalai, sakiau, nesakiau, kad tai yra 09 Almond Vanilla. Tada, sausa pudra pamiršau. Mano K3 šitą matizuojantį, kurį, kaip ir sakiau, man patinka. Ir žinokit, man atrodo, praeitą mėnesį dar skylės neturėjau. Bet dabar tai jau turiu tokią padorę, nes greičiausiai gal porą dienų buvo, porą panaudojimų ir jau atsimušiau į tą dugną. Ir ta pudra buvo labai plonai, labai plonas sluoksnis likęs, tai jo tas skylė čia su kiekvienu naudojimu vis didėjo ir didėjo. Tai štai. Ir man atrodo, čia irgi jau matau ir ant šito šono, kur daugiau produktų likia irgi ta riekė, kaip čia to dugno, tai manau, kad greičiausiai koks 1-2 maksimum ir nebeliks šito produkto. Tai ja, manau viskas tai yra, kas buvo liečia veidą. Mano antakių gučių pieštukas, jo vienas vienintelis antakių produktas, kurį turiu, kaip ir mano kontūravimas. Tada perinam prie akių. Taigi, mėginsiu irgi pabaigti, kad sumažinti tų mano akių priemonių skaičių kolekciją. Jo, šitą Make Heal kreidelę, kurią, kaip žinote, aš naudoju kaip šešėlių pagrindą. Ir čia jos tikrai labai nedaug yra likę. Jau praeitą kartą rodžiau, kad nedaug yra likę ir aš netgi sugebėjau ištraukti iš tubelės. Tai čia yra viskas, kas yra likę produkto ir vėlgi, aš manau, nėra daug. 1-2 maksimum ir viskas. Nes kai iš tos kreidelės nedaug lieka, kažkaip jinai labai greitai džiūti pradeda ir tiesiog sunku neįmanoma naudoti. Tai štai. Ir paletė.
paletė, kurią turiu tikrai daugiau negu metus laiko ir jinai dar neįsikio nebuvo mano kosmetikos stalčiuje, bet priminčiau, kad greičiausiai tematikui, spalvų gamoj metų sezonai dabar tiktų. Priedo, jeigu man reikėtų tokių papildomų spalvų pasimaišyti, kad jinai geriau atrodytų, aš turiu tą paletę, kurią reikia tam pabaigti ir taip toliau. Ir aš kalbu apie šitą Natasha Denona ir būtent dėl ko likščiau man buvo sunku ją įsidėti ir naudoti kosmetikos stalčiuje, tai kaip matote dėl to, kad visos 5 spalvos iš savęs yra labai gražios, koncentruotos ir visa kita, bet jos yra visos blizgios. Čia nėra nei vienos matinės spalvos, kad pasiėmus vieną paletę galėtum pasidažyti. Šita paletė turi būti naudojama su kažkuo kitu ir man iki šiol kažkaip nesinorėjo ar nesisekė turėti 2 paletes, kurias galėčiau suderinti. Bet dabar šitą, manau, aš galiu suderinti su tą paletę, kurią aš esu pasidėjusi, nes jinai yra ir tokių turi ne tiek labai blizgančių, švytinčių spalvų ir matinį turi, tai palauk, aš dabar noriu su ją pasidažyti, nes kaip ir sakiau, mano galva, kokią spalvą imam. Kokią spalvą imam. Šitą žalį, net aišku, kad šitą žalį. Šitie šešėliai yra tokie minkštučiai, kad va čia vos palietus. Dabar ryškiai raudoni skystalai ir tokie žalsvi šešėliai. Ale gerai, kad kaip ir sakiau, kad nesirašau niekur eiti, tai galima ir pažaisti. Gal kartais ir gerai tas darbas iš namų, kai va šitaip gali savo padirbėti. Tai štai kaip atrodo šitie šešėliai ant tokio šampaninio lengvo šešėlio, kuriuo prieš tai buvau pasidažiusi. Eina savo, kokie tas skaistalai ryškus. Ir kas čia su mano veidu atrodau negerai iš arti. Tai iš arti nebesilenksiu daugiau. Tai va, žodžiu, paletė mėnesio. Ir pravedimo ar kažką tokio panašaus neturiu, nes turiu tai mažai tokių pravedimų, plus tų tamsių spalvų projektą pabaigiau. Tai ten noriu daugiau padirbėti. Taigi, primeris Maybellino, kurį reikia nusipirkti naują, reikia eiti iki parduotuvės ir nusipirkti naują. Ir kaip mėnesio tušas, seniausias tušas, kurį turiu, tai yra šitas iš Essence. Man atrodo, aš jį pirkau Vokietijų būdama, kai važiavome pasimti Katumos, Katumai dabar 2 metai, tai jo laikas pabaigti. Aš nebuvau jo atsidarius, ta prasme, jis buvo naujas iki kažkada ir jo. Tai štai, reikia pabaigti. Ir lūpom, atspėsit ar neatspėsit, kad aš dar 1 mėnesį vėl Charlotte Tilbury savo duetą naudoju. Tai be abejo, kad. Tai vėlgi, aš netiek daug dažnai dažausi per mėnesį, kaip kad naudočiau, kad išeičiau į miestą kažkur. Tai 1 kartą galiu sakyti mėnesį drožiu tą pieštuką, tai išiko kaip ir atrodo nebloga jo. Liūdėsiu, kas jis naudos. Bet vat, kas tai lūpdažis, tai atrodo, kad ir kiek su jo dažaisi, nei velnė jo nemažėja. Ir aišku, čia yra miniukas, kurį aš turiu. Bet, man atrodo vargi, kad jis yra sumažėjęs nuo to, kai aš jį nusipirkau, tai jeigu turėčiau pilną dydžio produktą, tai nežinau, kiek aš metų aš naudočiau, tai džiaugiuosi, kad turiu miniuką, bet lūpų pieštukų tai reikėtų tikrai pilno dydžio. Ir tada kaip blizgi, išsirinkau štai tokią labai gražų iš Flower Nose, neatsimenu dabar jau, kuri čia kolekcija yra, man atrodo undinėlės kolekcija, bet šitas gal daugiau blizgis, man atrodo kolekcijos metu aš jį priskaičiavau ir priskyriau prie lūpų tintų, neblizgių, bet gal jis iš savęs biškai daugiau kaip blizgis visgi netintas. Jo, gal tai būtų buvę. Ir jis yra įdomus to, kad tokį obuoliais kvepia. Ir jo, nors jisai turi savyje spalvą, kai tepiesi ant lūpų, aš dabar turiu lūpdažį pasidažius,
bet jo praktiškai nesimato. Ja. Žinot, ką žiūriu dabar į tą kamerą, galvoju, kad man reikia išmesti tuos skaistalus, nes atrodo kaip klaunas. Ir viskas. Ir tai yra mano sausio mėnesio stalčius. Iš tikrųjų, atrodo labai nedaug tų produktų. Matyti irgi dalis dėl to, kad, kaip ir sakau, kai kurių neliečiu, nes turiu tame dėžiai šitoj savo, kur šalia. Bet tuo pačiu, aš žinau, kad norėsis man šitais produktais irgi dažytis ir džiaugiuosi, kad dėl šitų dviejų dalykų, projektų, temų, aš vienu metu galėsiu prisiliesti prie daugiau produkto, kurias sėdi mano stalčiuje ir jo daugiau jo naudotis. Oi, nepasakiau, dar skaistalai mano. Irgi iš dėžutės projektų pabaigiau, nes su tais skaistalais, tai žinote, greičiausiai kaip ir su kontravimo priemonė, kad nusipirkai vienus ir tada tą vieną pakuotę naudoji ten 2-3 metus, nes highlighterių greičiausiai irgi dar yra sunaudojama mažiau negu, pavyzdžiui, kontūravimo priemonės, kurią gali ir ant skruostų, ir po smakronę, ir ant nosį, žymiai daugiau vietų tada yra negu highlighterį. Tai va, tokia istorija, tokios tokelės. Nežinau, pat ką man daryti su tai skaistalu. Kaip ir graži ta spalva, bet aš greičiausiai vis dar nemoku jo dažytis. Nes aš akivaizdžiai nemoku sukontroliuoti jo intensyvumo spalvos. Bet kokiu atveju, šiandien čia yra šio video pabaiga. Apžvelgėme mano kosmetikos stalčių. Ir ačiū, kad žiūrėjote. Lauksiu jūsų komentarų, ką norite pamatyti sausio mėnesį. Ir pasimatysime kitą savaitgalį. Ate!